Sveiki, su jumis ir vėl aš Austėja iš Kibbles ir sveiki atvykę į naują Tech naujienų epizodą. Šiandien turiu labai special svečią, kurio tikiu, kad daugelis iš jūsų pasiilgot. Ateik čia. The dog. Pašnekėk kažką. Vėl su savimi turiu Procą, kurį matėt praeitais metais turbūt. Dabar vėl jis trumpai galbūt pabus, kurį laiką pabus svečias mūsų Tech naujienų. Kaip matot, biški didesnis. Biški naglesnis, nesusodinsiu jo dabar jau ant stalo, kaip anksčiau darydavau, bet galit pasisveikinti. Judam į naujienas. Apple keičia kryptį. Tim Cook traukiasi, o vadovavimą perima John Ternus. Ilgametis vadovas Tim Cookas paskelbė pasitrauksantis iš generalinio direktoriaus pareigų. O jį pakeis dabartinis aparatūros vadovas John Ternus, o pats Cookas liks bendrovėje kaip vykdomasis pirmininkas. Šis pokytis įsigalios šių metų rugsėjį ir žymės naują etapą kompanijos istorijoje. Cookas vadovavo Apple'ui nuo 2011 metų, perėmęs postą iš Steve Jobso ir per šį laikotarpį pavertė įmonę vieną vertingiausių pasaulyje. Jo vadovavimo metu Apple ne tik išlaikė iPhone dominavimą, bet ir sėkmingai išplėtė produktų bei paslaugų ekosistemą, nuo laikrodžių iki prenumeratos paslaugų. Vis dėlto sprendimas trauktis priimtas tuo metu, kai technologijų sektorius sparčiai keičiasi. Dirbtinio intelekto bumas, kurį aktyviai išnaudoja tokios bendrovės kaip Google ar Nvidia, kelia spaudimą ir Apple. Investuotojai vis dažniau klausia, ar kompanija sugebės pasiūlyti naują proveržį prilygstantį ankstesniems produktų revoliuciniams momentams. Būtent šią sceną ir žengia Ternus. Jis Apple dirba daugiau nei 2 dešimtmečius ir buvo tiesiogiai atsakingas už pagrindinių produktų, iPhone, Mac ir kitų renginių vystymą. Jo paskirimas rodo, kad bendrovė gali dar labiau sutelkti dėmesį į techninę inovaciją ir naujų renginių kūrimą, o ne vien paslaugų plėtrą. Nepaisant pasitraukimo iš kasdienio vadovavimo, Cookas išlieka svarbia figūra. Vykdomojo pirmininko pozicija leis jam toliau dalyvauti strateginiuose sprendimuose. Tai suteikia stabilumą pereinamojo laikotarpiu ir mažina riziką, kad pokyčiai bus pernelyg staigus. Šis vadovų pasikeitimas žymi daugiau nei personalinį sprendimą. Tai signalas apie galimą Apple krypties korekciją. Naujo vadovo laukia sudėtinga užduotis - išlaikyti milžinišką kompanijos mastą ir pelningumą, tuo pačiu metu atrandant kitą didelę inovaciją, kuri galėtų apibrėžti ateinančius dešimtmečius. Didelė ataka dar kartą atkreipia dėmesį į kibernetinių atakų grėsmę. Su Šiaurės Korėja siejami programišiai kaltinami pavogę daugiau nei 290 milijonų JAV dolerių vertės kriptovaliutų iš decentralizuotos finansų platformos KelpDAO ar DAO. Nežinau. Ši vagystė laikoma viena didžiausių šių metų kriptovaliutų industrijoje ir dar vienu pavyzdžiu, kaip sudėtingos kibernetinės operacijos tampa vis dažnesnės. Kaip įvyko ataka? Incidentas įvyko per savaitgalį, kai įsilaužėliai išnaudojo platformos saugumo spragas ir sugebėjo pasisavinti milžinišką kiekį skaitmeninio turto. Tyrėjai nurodo, kad ataka galėjo būti susijusi su techniniais pažeidžiamumais bei infrastruktūros silpnomis vietomis. Pavyzdžiui, bridge tipo sprendimais jungiančiais skirtingas blokų grandines. Kai kurios analizės taip pat sieja incidentą su gerai žinomomis Šiaurės Korėjos programišių grupėmis, tokiamis kaip Lazarus ar Trader. Kodėl įtariama būtent Šiaurės Korėja? Ši šalis jau ilgą laiką laikoma viena aktyviausių kibernetinių grėsmių pasaulyje. 2025 metais su jie siejami įsilaužėliai pavogė milijardus dolerių kriptovaliutų. Tokios operacijos dažnai laikomas valstybės remiamomis. Gautos lėšos, manoma, naudojamos apeiti sankcijas ir finansuoti režimo veiklą. Be to, šie įsilaužėliai garsėja ne tik techniniais gebėjimais, bet ir sudėtingomis socialinės inžinerijos taktikomis. Šis incidentas dar kartą parodo, kad decentralizuotos finansų platformos išlieka pažeidžiamos ir net ir didelės ir populiarios sistemos gali turėti kritinių saugumo spragų, o valstybės remiami įsilaužimai tampa vis labiau organizuoti ir pelningi. Ekspertai pabrėžia, kad tokios atakos ne tik sukelia finansinius nuostolius, bet ir mažina pasitikėjimą visa kriptovaliutų ekosistema. Tai 290 milijonų dolerių vagystė yra dar vienas signalas, kad kibernetinis saugumas tampa kritinė problema skaitmeninių finansų pasaulyje. Šiaurės Korėjos programišiai išlieka vieni pavojingiausių veikėjų šioje srityje, o jų operacijos rodo, kad ateityje galime tikėtis dar sudėtingesnių ir didesnio masto atakų. Šį mėnesį Pekine įvyko neįprastas pusmaratonis. Kartu su žmonėmis trasoje bėgo humanoidiniai robotai. Ir šį kartą jie ne tik dalyvavo, bet ir pralenkė žmonės. Vienas robotas 21 km distanciją įveikė per maždaug 50 minučių, pagerindamas net žmonių pasaulio rekordą. Šis rezultatas atrodo kaip lūžis. Dar prieš metus geriausias robotas tą pačią distanciją įveikė per daugiau nei 2 valandas ir 40 minučių. Ir tai nebuvo atsitiktinis pasiekimas. Robotai šiame renginyje buvo kuriami taip, kad imituotų žmogaus kūną. Ilgos kojos, pusiausvyros sistemos, pažangus aušinimas ir dirbtinis intelektas leidžiantis judėti autonomiškai. Be to, pats renginys buvo organizuotas kaip žmogus plus
mūsų robotas eksperimentas. Abi grupės bėgo tuo pačiu maršrutu, tik atskirose trasose. Tai leido tiesiogiai palyginti jų galimybės. Ir rezultatas akivaizdus, robotai ne tik pagerino savo ankstesnius rezultatus, bet ir žmonių rezultatus. Ir pirmą kartą aplenkė profesionalius bėgikus. Tačiau tobula dar toli. Nepaisant įspūdingo greičio, šis pasiekimas nėra toks švarus, kaip gali atrodyti. Varžybose netrūko problemų. Kai kurie robotai sugriuvo starto metu, kiti susidūrė su kliūtimis ar prarado pusiausvyrą, daliai reikėjo net ir inžinierių pagalbos. Tai rodo, kad nors robotai gali būti labai greiti, jų stabilumas ir prisitaikymas prie realių sąlygų vis dar yra ribotas. Šis įvykis nėra apie tai, kad robotai pakeis bėgikus, jis svarbesnis kaip signalas apie platesnius pokyčius. Pirma, tai rodo, kaip greitai vystosi robotika. Per 1 metus progresas buvo milžiniškas, nuo lėtų, nestabilių prototipų iki sistemų galinčių pranokti žmogų tam tikrose užduotise. Antra, tokie robotai kuriami ne sportui. Jų tikslas veikti realiame pasaulyje - gamyklose, logistikoje ar net kasdienėje aplinkoje. Bėgimas yra tik būdas patikrinti jų ištvermę, koordinaciją ir autonomiją. O trečia, tai kelia klausimų apie ateitį. Jei robotai jau gali pranokti žmogų fizinėse užduotise, kitas žingsnis sudėtingesnės veiklos, kur reikalingas ir mąstymas, ir judėjimas. Tai pusmaratonis Pekine buvo ne tiek sporto renginys, kiek technologinis demonstravimas. Robotas aplenkę žmogų simbolizuoja ne žmogaus pralaimėjimą, o naują etapą, kuriame mašinos vis labiau priartėja prie žmogaus galimybių. Dirbtinio intelekto srityje dažnai dominuoja milžiniškos kompanijos, tačiau vokiečių startuolis Black Forest Labs rodo, kad dydis ne visada lemia sėkmę. Svarbu ne ūgis, o smūgis. Turėdama vos apie 70 darbuotojų, ši įmonė tapo viena rimčiausių konkurentų tokiems lyderiams kaip OpenAI ar Google vaizdų generavimo srityje. Startuolis įsikūręs Vokietijos juodajame miške per trumpą laiką pasiekė įspūdingą vertę - apie 3,25 milijardus dolerių ir sudarė partnerystę su tokiamis platformomis kaip Adobe ar Canva. Taip pat jų technologijas naudoja net didžiosios AI įmonės, įskaitant Meta ir Microsoft. Tai rodo ne tik techninį lygį, bet ir tai, kad ši kompanija tapo svarbia infrastruktūros dalimi visoje AI ekosistemoje. Tai kodėl jų technologija tokia stipri? Vienas pagrindinių Black Forest Labs pranašumų - efektyvumas. Jie remiasi vadinamąją Latent Diffusion technologiją, kuri leidžia generuoti aukštos kokybės vaizdus, naudojant gerokai mažiau skaičiavimo resursų. Paprasčiau tariant, modelis pirmiausia sukuria juodraštį, o tada palaipsniui jį detalizuoja. Šis metodas tapo vienu iš svarbiausių proveržių visoje vaizdų generavimo srityje ir buvo naudojamas kuriant garsųjį Stable Diffusion. Dėl to jų modeliai dažnai konkuruoja su didžiųjų kompanijų sprendimais, nors naudoja mažiau resursų. Nors įmonė išgarsėjo dėl vaizdų generavimo, pati komanda tai mato tik kaip pradžią. Jų tikslas kurti vadinamąjį fizinį AI - sistemas, kurios ne tik kuria turinį, bet ir supranta bei veikia realiame pasaulyje. Planuojama, kad jau artimiausiu metu jie pristatys robotą valdomą jų AI modelių. Tai reikštų perėjimą nuo skaitmeninės kūrybos prie praktinio pritaikymo, pavyzdžiui, robotikoje ar išmaniuosiuose įrenginiuose. Įdomu tai, kad įmonė sąmoningai pasirinko likti Europoje, o ne persikelti į Silicio slėnį. Pasak įkūrėjų, tai leidžia geriau susikoncentruoti ir išvengti nuolatinio triukšmo, kuris dažnai lydi didžiąsias technologijų ekosistemas. Ši strategija pasiteisino. Kol kai kurios didelės įmonės blaškosi tarp skirtingų projektų, Black Forest Labs išlaikė aiškų fokusą ir sparčiai augo. Tai ką tai reiškia AI rinkai? Black Forest Labs istorija parodo, kad inovacijos nebėra išskirtinai didžiųjų korporacijų rankose. Mažesnės, bet labai specializuotos komandos gali kurti pažangesnius ir efektyvesnius sprendimus, tapti technologijų tiekėjais net didžiausiams žaidėjams ir greičiau prisitaikyti prie naujų krypčių. Tad Black Forest Labs nėra tik dar vienas AI startuolis. Tai pavyzdys, kaip fokusas, stiprus mokslinis pagrindas ir aiški strategija gali leisti konkuruoti su didžiausiamis pasaulio technologijų įmonėmis. Go Europe! Tai tiek tų žinių šios dienos Tech naujienų epizode. Labai ačiū, kad mane ir procą dalinai vėl žiūrėjot. Nepamirškit mūsų pasiekti Instagrame, Facebook'e, TikTok'e, LinkedIn'e ir čia. Ir susitiksim kitą savaitę. Ate! Ate, iki kitos savaitės.